Tai buvo Inga ir Sigita, kurios pasisako už gražesnį miestą, o dabar pakviesiu patį jauniausią dalyvį, tai yra Tomas Petrošius. Mes esame iš Kalvelių 2 vidurinės mokyklos. Mūsų idėja yra gana kukli, tačiau tai tik pradžia. Mes, kai tik pamatėm jūsų organizuojamą laidą, mums kyla idėja truputį patvarkyti mūsų stotelę kaimo autobusų. Kadangi mūsų stotelės vaizdas, bendra aplinka yra tiesiog akį rėžia. Ir mes sugalvojam tiesiog bendrų savo savanorių pagalbą, savo draugų, galbūt pažįstamų, atnaujinti savo autobusų stotelę, leisim pasireikšti mūsų jauniesiems pėsčiajams, kadangi tik grafiti meistrai yra šiais laikais labai perspektyvus. Todėl mes leisime jiems pasireikšti ant tos autobusų stotelės ir gal jie galės parašyti ką nors gražaus arba nupiešti. Jūs gražų šūkį parašėt, nelauk, bet veik. Kodėl jūs to iki šiol nepadarėt? Ar jums kažkas trukdo, ar jums būtinai reikia, kad atvažiuotų televizijos kameros ir rodytų, kaip jūs tą dalyką? Pas mus tiesiog nebuvo pernelyg daug savanorių. Ir mes tiesiog norim va dabar, kad pamatytų mus ir atsivertų jiems akis. Ir suprantat, kai bus kameros, kai mes papuošim tą stotelę, vis tiek pamatys tie piešėjai. Bet ar jūs žinot, kas tas nesąmonės rašo ir dergia viską? Mes nežinom, mes neįsivaizduojam. Nu, bet mes tai nerašom, mes tiesiog norim parodyti tiems, kas rašo. Ar jūs planuojate šią idėją įgyvendinti, net jeigu jinai nebus atrinkta šiame projekte? Taip, mes jau gana seniai planavom. Ir net jeigu nebus atrinkta, mes prieš vasarą tikrai ją įgyvendinsim. Tai čia labiausiai sveikintinas yra dalykas. Ačiū Jums. Tai koks įspūdis išėjusi iš salės, iš tos studijos? Baisu, žinoma, prieš kameras, komisija. Svarbiausia, kad jaudulys mus paliko ir dabar gan laisvai jaučiamės, visai dabar nesijaudinam, bet tikimės, kad mūsų Lietuva pamatė ir mes įgyvendinsim savo idėją.